Rita, ačiū, ačiū, kad sutikai pasikalbėti tokia visiems aktualią temą ir iš karto einu prie temos mūsų susitikimo pavadinimo, kad vykdau savo veiklą be liemenėlės. Tai aš iš tiesų vykdau veiklą be liemenėlės, iš tiesų liemenėlės nenešioju 6 metai Editos dėka. Ir kodėl tokį intriguojantį pavadinimą sugalvojau, kad aišku pritraukti dėmesį ir tai yra kaip metafora, ką mums reiškia ir ką mums duoda liemenėlės nešiojimas arba nenešiojimas. Tai nėra kažkoks paskatinimas atsisakyti liemenėlių, tai yra galbūt jūsų požiūrio noras, kad galbūt kažkiek suformuotumėt kitokį požiūrį į savo veiklą, į savipriežiūrą ir autentiškumą. Tai kaip man pavyko ir kaip man atsitiko, kad aš jos nenešiojau, visą gyvenimą pragyvenau labai tokiuose standartuose rėmuose. Buvau buhalterė, turėjau savo apskaitos verslą Rytų Londone, buvau tokia griežta, solidi moteris, per anksti susenus, sakyčiau, tokia nusivarius, tikrai buvau nekaip ir atrodžiau ir jaučiausi tikrai nekaip. Ir kaip iš jau su Edita pažintį turėjau, dalyvavau Editos stovykloje, apie kurią tuoj irgi pakalbėsime, pamačiau Editos iššūkį, kad iššūkis atsisakykime liemenėlių. Ir man tai buvo kažkas tai tokio, todėl kad aš nežinojau tuo metu, 6 metus atgal, kad įmanoma vaikščioti be liemenėlės. Aš to iš esmės net neturėjau savo suvokime. Ir man tai buvo nepatogu, liemenėlė mane jau smarkiai spaudė ir atsimenu, aš ją dėdavausi tik tai keletą dienų per savaitę, kai važiuodavau į biurą, arba jeigu kažkur susitikimai su žmonėm, bet jeigu namuose aš jau jos nedėvėjau, bet man tai buvo labai net nesuvokiama, kad tai yra įmanoma. Ir kaip aš pamačiau Editos iššūkį, aš galvoju, wow, tai reikia pabandyti. Ir aišku, Edita iššūkyje davė labai daug informacijos, kaip tai daryti ir kas labai irgi patiko, Edita, tada sakei, kad jūs tiesiog pasižvalgykit ir pasižiūrėkit, kiek moterų vaikšto be liemenėlių. Ir aš iš tiesų pradėjau žiūrėti. Ir aš žiūriu, gatvėse vaikšto daugybė moterų be liemenėlių. Ir aš galvoju, tai kur aš buvau tą savo visą gyvenimą? Tai taip prasidėjo mano kelionė be liemenėlės, kuri, kaip ir minėjau, šito pokalbio tema yra tokia daugiau metafora, kad mums išeiti iš standartų ir įeiti į savo autentiškumą, vykdyti savo veiklas su daugiau tokio malonumo, su tokio daugiau grakštumo, elegancijos. Tai todėl pasikviečiau Editą pakalbėti, todėl kad Edita įkvėpė mane tuom, kad visų pirma, jinai mokina, veda moteris, edukuoja moteris, kaip tapti laimingesnėmis, seksualesnėmis, kaip turėti daugiau energijos, kaip patirti daugiau malonumo. Tai visų pirma, jinai daro tai ir visų antra, kuom Edita yra unikali, mano požiūriu, jinai turi veiklą, kur yra be galo autentiška ir aš taip suprantu, kad jai reikėjo nemažai atstovėti šitą autentiškumą ir šitą savo veiklą Lietuvoje. Tai aš taip matau tave, Edita, kad esi autentiškoje veikloje, daranti didžiulį darbą, atliekanti mūsų moterų ir ne tik moterų tikriausiai ir porose, ar ne? Edita, kaip tu pati save pristatai žmonėm? Kas tu esi? Esu Edita Senku ir DAO praktikomis užsiimu daugiau kaip 10 metų. Mano mokytojas meistras Mandekas Šija, tai yra kinas gyvenantis Tailande, labai žymus pasaulinio lygio meistras, pas kurį aš kiekvienais metais važiuoju tobulintis, tai mano didžiausias pagrindas buvo iš jo, bet taip pat aš tas senasias žinias stengiuosi apjungti su šiuolaikiniu mokslu, esu baigusi papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūrą, kas man suteikė medicinos, kineziterapijos žinių, anatomijos ir taip toliau, ir kas leidžia dar giliau suvokti tas tokias subtilias praktikas. Ir mano meistras čia buvo vienas iš mano įkvėpėjų, kuris užsiminė, jo, kada mes dėvime liemenėlę, mes turime mažesnį efektą iš mankštų, energetinių qigong praktikų, mūsų meridianais, energetiniais kanalais, chi, gyvybinė energija
sunkiau juda, ji tiesiog stagnuoja ir moterim kyla klausimų, kodėl stagnuoja seksualinė energija, kur tas mano libido, kad krūtyse būtent labai daug seksualinės energijos prisikaupia iki menstruacijų, nes kūnas kaupia tą energiją, jog galbūt užsimegs nauja gyvybė, tai tiesiog automatizuoti procesai, kurių mes negalim savo protu valdyti. Ir kada mes dėvime liemenėlę, tai dar labiau užspaudžiam šią zoną. Tai taip, dabar galvoju, 6 metai, man atrodo, aš organizuosiu jau tą 30 dienų be liemenėlės ir šiai dienai yra apie 10 000 moterų susibūrusių, kurios kalba panašiai kaip ir tu, kurios kalba, kad iš pradžių negalėjo patikėti, kad gali būti be liemenėlės, įsivaizdavo, ta didžiausia jų baimė būdavo, kad kažkas pastebės, jog jos be liemenėlės, kažkas pasmerks, pirštu parodys. O kalbant apie darbą, tai oje, kaip čia baisu, tai dažniausiai jos sakydavo, kad okei, bandysiu būti namuose be liemenėlės ir po truputėlį, vat į ofisą išeiti. Ir nesvarbu, kad viena dirbo policininkė, kita mokytoja, kita tiesiog ofiso darbuotoja, visos sugebėjo rasti taip apsirengti, tiesiog apačią pasirengti marškinėlius ant petnešėlių, kaip ir mano tipo tokia maikutė, svarbu, kad labiau būtų prigludusi, sulaikytų krūtinę, jeigu ji ypač yra didesnė. Ir tada net niekas nepastebi, kad ji yra be liemenėlės. Ir moteris nesijaučia tokia suvaržyta visom prasmėm, nes moterims yra primetama labai daug šablonų, ypač kas liečia darbą, tą oficialią aplinką. Be abejo, yra tokių specialybių, kur ir dress kodas, ir galų gale galbūt kažkokių svarbių susitikimų metu reikalaujama kostiumėlio oficialaus ir taip toliau. Tvarkoj, tai ne kasdienybė mes kalbam, bet kada yra kasdienybė ir moteriai yra laisvas stilius, ji galbūt nedirba su kliento aptarnavimu, ji dirba tiesiog prie kompiuterio kažkokį buhalterinį darbą ar kažkokį kitą, kur susitinka tik tai su savo ofiso kolegomis, bet ji vis tiek jaučia tokį kaip ir primetimą, nes kitos kolegės ateina su full make-upu pasidažiusios kiekvieną dieną ir ji jaučia, kad man irgi taip reikia. Kitos ateina su aukštakulniais, ne visai jau ten super duper, bet kažkiek tai tas kulnas yra. Mato, kad kolegės, jos dailiai atrodo, pėdkelnės, bateliai, tas ofisinis toks stiliukas, tai ir man reikia. Nesvarbu, kad moteriai nepatogu tie aukštakulniai, kad didžiulė trauma yra pėdai ir kineziterapeutė apie tai vis daugiau ir daugiau kalba, kaip ta pėda yra traumuojama su tais aukštakulniais. Tai dabar jau moterų nemažai yra, kas ir be makiažo būna, ir be tų aukštakulnio. Bet kas liečia liemenėlę, tai dar tokio reikia perėjimo jom, kad aš galiu rinktis. Yra specialūs kažkokie tai momentai, kur norisi jaustis maksimaliai saugiai, galbūt kažkoks tai verslo pokalbis, kur visi susirinkę yra tik vyrai ir jinai supranta, kad jie visi spoksos tik į jos krūtis, jeigu ji bus su baltais marškinėliais ir nieko pabačia nedėvėti. Tai jai reikia tiesiog suvaldyti, kad į ją žiūrėtų kaip į žmogų, o ne kaip į žmogų, kuris turi krūtinę. Tai tokiais atvejais viskas tvarkoja, ir ten sportinė liemenėlė, braletė, tai yra jau geresnis pasirinkimas. Bet tiesiog tau norisi įnešti tą tokią žinutę, kad tu gali rinktis. Moteris nėra ta, kuri turi būti kaip lėlė. Išdažyta kaip barbė su tais aukštakulniais, nes barbės juk ir nepiešiamas, o gaminamos tokios pasistiebusios. Tai realiai paskui, jeigu paprašom moters ar jogos užsiėmimo metu atsitūpti pilnumoje, jinai net negali, nes jos sausgyslės kojose būna sutrumpėjusios ir jie nepavyksta, kad pilnai pėda ant žemės ir pilnai atsitūpti, iki pat apačios. Tai daugybė dalykų susisieja su tuo atrodytų mažyčių tokiu, nedėvėti liemenėlės. Ir kiek tos, sakyčiau, net laisvės visame tame pasirodo,
Ir galima net matyti skirtumą, jog vakarų valstybėse, tu galbūt iš savo pusės gali pakomentuoti, kaip yra UK, bet moteris, kas lietuvės imigrantės, iš mano projekto 30 dienų be liemenėlės, tai sakė, kad ar ten Anglijoje, ar Prancūzijoje tikrai pastebi daug moterų su be liemenėlių ir visiškai dzin, ta prasme, be makiažo, be liemenėlių, be aukštakulnių. O tose postsovietinėse valstybėse yra dar toksai, kad ar ne moteris privalo būti pasitempusi, ne veltui pokštai, tarsi pokštai iš tikrųjų tokia vaikšto kaip tik tokia, kur rusės, sakykime, nuvažiuoja į vakarus ir pirmus keli ten mėnesius ir metus vis dar eina su aukštakulniais išneš šiukšlių ir paskui vis transformuojasi į tą vokietę, ar į tą prancūzę, ar į anglę, kuri bus be makiažo, su paprastais patogiais drabužėliais ir galbūt netgi be liemenėlės. Bet pas mus visuomenėje aš matau, kad Lietuva vakarėja labai labai sparčiai. Bet aš laikau, kad liemenėlė, baimė būti be liemenėlės yra viena iš tų posovietinių atgyvenų, kur, o jėtau, kaip čia dabar. Bet taip po truputėlį trinasi ta riba. Jo, tu čia labai daug aspektų paminėjai, tu čia tiek visokių palėtėjai temų, iš kurių galėtume eiti ir ten, ir ten, ir ten. Ir jo, man liemenėlės tas atsisakymas, jisai buvo visų pirma, tai pačiai jaustis gerai, aš nešioju tik laisvus rūbus. Aš labai retai kada užsidedu džinsus ir man be galo nemalonu ir nepatogu. Ir kaip tu sakai, taip yra kartais standartai, kurių reikia laikytis, kažkur eini, tikrai apsirengi, atbūni tą valandą, 2 ar net 3 ir paskiau vėl įnyri į savo tą kažkokį tai apdarą. Ir vat, ką aš noriu paminėti būtent veiklose, nes aš esu veiklių moterų coacherė, ar ne, ir kaip sakiau, vedu moteris uždirbti daugiau. Mano pagrindinė žinutė yra uždirbti daugiau, bet uždirbti su lengvumu ir įnešti į savo veiklas malonumo. Tai aš labai smarkiai tą akcentuoju, kad atsisakyti tam tikrų standartų. Tai va, kai tu paminėjai mūsų rytų Europą, mūsų šitą tokios, turiu puikiai, nuostabiai visada atrodyti, būti pasitempusi, įtilpti tam tikrus rėmus, tie batai, nagai ir ten visa kita, ar net turi būti įspūdingi. Taip pat ir veiklose mes persidirbam, moteris persidirba ir kaip aš UK gyvenu, kas žino ar ne, ir dirbu ne tik su lietuviam ar ne, tai būna ir Anglijų iš tiesų, bet labai, jeigu rumunės, bulgarės irgi turi tą patį kaip ir mes, tos persidirbusios moters, tokios mergaitės įdarbintos sindromą, kur mes turime viską padaryti idealiai ir pagal standartus. Tai man liemenėlės atsisakymas, ir kaip ir sakiau, kaip sutarėm su tavim daryti pokalbį, aš pradėjau galvoti, aš pradėjau žiūrėti atgal, kas pas mane vyko. Ir iš tiesų vyko labai daug pokyčių, ar tai tiesiogiai susijęs su liemenėlės atsisakymu ar ne, čia jau, žinai, kitas klausimas, bet labai daug tokio nusimetimo standartų, kaip aš vykdau savo veiklą, ką aš komunikuoju, kaip aš save pateikiu ir kaip aš išlaikau savo autentiškumą, atsisakydama tų standartų, nes liemenėlė tai yra standartas, tai kažkada čia prieš 40 ar 50 metų iš viso liemenėlės atsirado, man atrodo, josgi nebuvo prieš 100 metų, korsetai buvo, bet liemenėlė nebuvo toks senas reikas ir taip mes buvom įsprausti, tai ir taip kažkam yra patogu, kažkam dėl kažkokių priežasčių, kartais jos reikia ir viskas su jie yra gerai. Tai čia man daugiau, kad į veiklą suvesti šitą žinutę, tai yra, kad moteris, kviečiu moteris išeiti iš tam tikrų standartų ir kaip man prieš 6 metus išgirdau, kad įmanoma vaikščioti be liemenėlės, tai taip pat kiek daug dar mes nežinom, kaip mes galim, pavyzdžiui, užsibriežti ribas, kaip mes galim komunikuoti savo klientam tam tikrus dalykus, kaip mes galim klientam pasakyti ne, kaip mes galim su darbuotojais kažkaip irgi ribas ar ne. Čia yra labai daug dalykų, kas liemenėlė tai yra tiesiog, kaip aš ir sakiau, metafora, ar ne? Tai čia tema, tai mes galėtume turbūt šnekėti ir 10 valandų, ypatingai apie autentiškumą ir mūsų iš sovietų užneštas mums tą tokį savivertės, tą mūsų sumažinimą ir iš vis moteriškumo tokio net kaip ir praradimą, sakyčiau, ar ne? Tai be liemenėlės, Edita, ar ne, be to iššūkio be liemenėlės, kas labiausiai man rezonuoja apie tavo veiklą, tai yra DAO praktikos. Ir žinai, aš jau saviugdoj buvau
iki tol, kol aš susipažinau su tavim, tai aš jau buvau prabuvus kokius 8-9 metus saviugdoje, aš ten visokias vedas, budizmą, visus kitus dalykus žiūrėjau, aš jau gyvenau labai sveiką gyvenimo būdą ir labai jau užsimdavau meditacijos, pas mane jau visko buvo labai daug, man tai nebuvo naujiena, tačiau aš buvau visiškai pervargus. Aišku, aš turėjau verslą, kuris buvo labai buhalterinės apskaitos verslas, daug įmonių prižiūrėjom ar ne, darbuotojus 5 turėjau. Ir aš buvau visiškai pervargus. Aš kartais norisi man pasidalinti nuotrauką, kaip aš atrodžiau prieš 6-7 metus, net prieš 10 metų ir dabar atrodžiau. Tai žmonės, kurie manęs nepažįsta, nepažintų, o kurie pažįsta, jau turbūt pamiršo, kaip aš atrodžiau. Ir ką aš noriu užakcentuoti, kaip aš atėjau pas Editą į stovyklą, išmokau DAO praktikų, ten padarėm kitus keletą dalykų, ar ne, ir aš pradėjau praktikuoti. Ir kiek aš žinau, aš iš grupės, mūsų ten buvo gal 12 moterų, aš turbūt viena iš tų, kur praktikavau, nes mes dar turėjom grupę, pakalbėdavom, bet taip supratau, kad kitos biškutė gal porą moterų, bet ne per daugiausiai. O aš buvau ta, kuri praktikavo, nes aš esu pirmūnė. Jeigu aš nuėjau, reiškia, man turi tai būti. Ir ką aš pastebėjau, kad šitos praktikos, jos taip man tiek įnešė gyvybės, tiek įnešė pokyčių į mano gyvenimą, jau neskaitant to, kad aš fiziškai pasikeičiau, mano energetika pasikeitė. Aš atsimenu, kaip susitikdavom ten tokioj stovykloje kalnuose su grupė žmonių, tai jie man, kaip aš nuvykau po metų, jie sako, Lina, kažkas pas tave pasikeitė, kažkaip tu kitokia, kažkas su tavimi yra, sako, tu tokia pasidaryk kažkokia mergaitiška, sako, kažkas taip. Tai žodžiu, visų pirma, tai yra energija, kurios mums visoms taip trūksta. Mes, negana to, kad mes tuose standartuose sėdime, mes mažai skiriam laiko savipriežiūrai ir šiuo metu yra tikrai daug visokių pakraipų ir visokių mokymų. Ir svarbiausia, kas yra susijęs su seksualumu ir su energija, labai įneša daug baimės ir susigūžimo. Žinai, Edita, aš nežinau, ar aš būčiau pas tave atėjus, jeigu aš nebūčiau jau 8 metus savęs ugdžiusi kitaip, žinai. Turim, jeigu aš būčiau tiesiog pamačiusi tokį skelbimą, čia DAO, čia praktikos, aš nežinau, ar būčiau atėjus. Tai dėl to aš ir pakviečiau tave į šitą pokalbį, kad tiesiog moterims parodyti, kad tai yra labai geras dalykas, yra būtinas dalykas ir yra labai verta leistis į tokią kelionę, kur tu gali išmokti kažkokių naujovių, naujų dalykų ir gali visiškai pakeisti savo energetiką, savo energijos kiekį, nusimesti standartus, uždirbti daug daugiau, negu tu uždirbi dabar ir gyventi nuostabų gyvenimą. Tai mano tokia yra žinutė ir šito pokalbio tema, kad supažindinti, nes dar ką norėjau pasakyti irgi, kas man labai patinka apie tavo veiklą ir negana to, kad jinai labai yra autentiška. Žinai, yra labai daug mokytojų, tantrų, ten visokių healerių, ar ne, ir labai visa šita sfera yra labai daug žmonių tokių išplaukusių. Išplaukus jie ten kažką daro, kažkur tenais kažkas vyksta, ten nesuprasti patys ten traumų, pavyzdžiui, turi ir jie ten gydo kitus, žinai. Ir man labai patiko, kas pas pačią yra, kad aš galvoju, wow, jinai tai kažkokia kitokia, pas ją viskas struktūra, yra ten, jeigu atvažiavom į stovyklą, čia keliamės, čia einam, čia darom, nes kitur nuvažiuoju į stovyklas, tai ten pagal tiekmę kažkaip, žinai, maždaug bus. Ir man pas Editą patiko tai pas tave, kad yra visas šitas energetinis dalykas, subtilus tas dalykas, ar ne, bet kartu yra nepamesta galva, kaip aš sakau, tvirtai stovi pati ant žemės ir kitas mokini tai daryti. Tai tuo man labai rezonavo ir tai yra žmogus, į kurį gali žiūrėti ir kur gali sekti jo praktikomis, ar ne. Edita, dabar, kadangi aš esu veiklių moterų kaučerė ir mano galbūt puslapyje daug moterų, kurios turi veiklas, ar ne, papasakok, kaip tau pavyko pačiai daryti tokią veiklą? Visiškai nekasdienį. Na, aš manau, kad tai yra apie ką tu kalbėjai, jog seksualinė energija yra susijusi su mūsų bendrai visų išsilaisvinimu. Tai taip, aš sakyčiau, ta pati sąsaja ir mano atveju buvo, kada dar dirbau ofise, sakykime, šitam sritis, ta moteriška sritis, jonė intimumo sritis buvo, kaip nustumta į šoną.
kažkur praignoruota, nedrąsu kalbėti šitom temom ir tuo pačiu gaunasi, kad mes turim daug nedrąsos ne tik tai intimumo temomis, bet ir apskritai pas patį žmogų daugiau yra barjerų, apie ką jis gali kalbėti, kaip ir pati pastebėjai, pasakyti negali tada, kada turėtų pasakyti, arba netgi bijo priimti taip pasakyti, kažkokie tai ateina gyvenime variantai. Na, kad ir čia, žinai, dabar aktualiausi man dalykai, kada komunikuoju, kviečiu į stovyklą ir būna moteris, sako, pamačiau stovyklą, supratau, kad man tai yra ženklas, aš jį priimu, aš einu. O kitas sako, aš pamačiau šiemet, pernai, užpernai, tai po 3 metų sugebu dabar tik tai priimti, kad galiu eiti į tą patirtį, į tą išsilaisvinimą, nes žmogui daug ilgiau reikėjo, kad įvyktų tam tikras virsmas mūsų viduj. Seksualinė energija, orgazminė energija iš tiesų dažnai būna stabdoma tam tikrų mūsų vidinių stabdžių, kaip trikdžių, emocinių. Pavyzdžiui, moteris visą laiką kažką galvoja ir nebūna čia ir dabar. Tarp kitko, meditatyvios praktikos ir kas liečia intimumą yra labai daug sąsajų, kur iš pirmo žvilgsnio žmogus gal net ir nepastebi, bet iš tiesų yra. Ir netgi kada pokyčiai smegenyse yra fiksuojami tam tikrais aparatais, tai ta vibracija mūsų smegenų gaunasi panaši, kada mes patiriam orgazmą, arba kada žmogus yra itin giliam meditatyviam būvyje. Tai kada mes daugiau išlaisvinam to savo seksualinę energiją, išsilaisvina ir gyvybinė energija kūne. Jos gali padėti viena kitai. Seksualinė energija gali padėti pralaužti mūsų vidinius emocinius blokus. Ir atitinkamai, jeigu mumise juda energija laisviau, mes esam paleidę daugiau savo emocinių blokų, psichosomatinių dalykų paleidę, tai atitinkamai, kada mes kalbam apie savirealizaciją, mes galim toliau nueiti, daugiau nuveikti, mes galim būti atsparesni kažkokiai kritikai, nes bet kuris kelias, kad ir koks būtų. Mano tokia veikla, kur žmonėm keista, daro tantrinės praktikos ar ne, mokinu čigong praktikų, meditacijų, dubens dugno praktikų su nefrito kiaušiniu. Tai tai yra unikalu, subtilu, bet tai nėra mano vienintelis darbas. Aš to nedarau, kaip žinai, kad dabar man reikia kažką pavalgyti, tai aš šį mėnesį turiu padaryti tiek tai renginių, nesvarbu kaip jaučiuosi ir visa kita. Aš taip nedarau. Aš turiu dar kelias elektroninės parduotuvės, iš kurių aš turiu nuolatinį pajamų šaltinį, ir tai man leidžia turėti tą tokį balansą, kad finansinio stabilumo man priduoda kitos veiklos, elektroninė prekyba, o tai, kas yra mano širdies veikla, tai tie mokymai, kur aš matau moterų pokyčius, žydėjimą, skleidimąsi. Tai aš manau, kad daug kas meta ofisinį darbą, turi kažkokią savo svajonę, kaip gyventi laisvai tame flow, tokiam moteriškam režime. Tai yra įmanoma, bet mes nepamirškim, kad yra yin ir yang pusė. Kaip tu pastebėjai, nemažai žmonių būna, kurie plaukia čia į tą savo savirealizaciją, praktikas ir nuplaukia, kad iš šalies pažiūrėjus net keistokai atrodo tiek pati komunikacija kai kurių žmonių, tiek gyvenimo būdas, kur paskui jau prašo paramos, nes neturi už ką susimokėti, už nuomą ir panašiai. Nupirkit ten bet kokį mano kursą ar kažkas tokio. Iš užsienio aš esu mačiusi, ne tik Lietuvoje, kad šitaip atsitinka. Tai yra labai subtilu, todėl visada reikia galvoti ir apie kažkokį tai stabilumo priduodantį pajamų šaltinį. Ir dažniausiai būna, kad nemeta žmogus darbo ofise iš karto,
o tęsia ir plus paraleliai daro savo tą savirealizacijos kažkokią veiklą. Aš dabar galvoju, kad kokius 2 metus gal aš vienu metu ir dirbau, ir vedžiau mokymus. Ir tik tai kažkuriuo metu, kai pamačiau, kad gaunasi man darbas ofise pradeda trukdyti, tada aš jau pajutau, kad jo, aš galiu mesti ir tai nebus tas toksai etapas, kad o ką dabar daryti, neturiu už ką nieko įsigyti, nes neturiu jokių pajamų. Tai viską eiti palaipsniui, neprisisvaigti, atsiprašau, bet čia tiesiogiai kito žodžio nepasakysi, neprisisvaigti tų, kad žinai, aš čia dabar išsimanifestuosiu kažkokį verslą, veiklą, viskas eina palaipsniui. Tas dėsnis jis yra, mes galim savo padėti per tai, kad mes keičiam savo energetiką. Tai reiškia, mes galim pritraukti daugiau pozityvių dalykų. Bet daugiausiai priklauso nuo to, ką mes viduj turim, ką mes darom ar nedarom. Bet kurioje srityje, bet kurioje veikloje, jeigu žmogus eis, darys, eis į tokius pokalbius, kaip mes su tavim darom, pats skatins, kad ir žiniasklaida komunikuotų, pats nenustojant komunikuotų, ar video formatu, ar nuotraukų paustų formatu, bet nuolat komunikuotų, o ne tai, kad kartą į 3 mėnesius kažką parašė, ai tai niekas vis tiek į mane nekreipia dėmesio, nu tai aš tada jau nebedarysiu ten tos veiklos, nesvarbu ten būtų rankdarbiai, ar kažkoks tai pardavimų verslas, ar paslaugos, nesvarbu, kas tai bebūtų, iš tiesų toj vietoj aš skaitau, kad turi būti balansas ir saviugdos sritis nėra ta sritis, kur lengvai ateitų pinigai ir panašiai. Tai, žinai, tas žavesys iš šalies taip gali atrodyti, bet iš tiesų kiekviena sritis, ji turi savų niuansų, kur yra iššūkiai, yra sunkumai, yra darbas ir su savim, ir su kitais. Aš manau, kad dirbti su kitais žmonėmis visada yra sunkiau, negu, tiesiog, žinai, ten supakavau siuntą, išsiunčiau, Tai yra 2 skirtingi dalykai, negu kad, pavyzdžiui, aš stovykloje dirbu su 20 moterų ir kiekvienai stengiuosi individualaus dėmesio skirti ir taip toliau. Ir paskui artimiausią savaitę grįžus, aš stengiuosi, taip, žinai, būti visiškam relakse, darže, pati su savimi, kad tas jėgas vėl iš gamtos pasikrauti, nes tai nėra lengva. Tai aš gerbiu visus, kurie dirba su žmonėmis, kurie dirba su žmonių aptarnavimu, kad ir ten kokia pardavėja, kuri ne tik tai skanuoja prekes, bet, sakykime, ir konsultuoja, nes būna, pavyzdžiui, vasaros festivalį Masters of Calm, pavyzdžiui, aš prekiauju prekybos zonoje ir būna visą dieną reikia atkalbėti, komunikuoti, žmonės ateina, klausia, bendraujam, tai atima labai daug jėgų ir aš manau, kad kiekvienas darbas yra gerbtinas ir nebūtinai eiti į tas tendencijas, jog štai dabar aš, kad ir kokį jūs darbą bedirbtumėt, jį dabar mesite ir jūs čia išmanifestuosit kažkokį tai, nežinau, milijoninį verslą ir jums piršto pajudinti nereikės. Aš nemanau, kad tai yra realu. Realu yra tai, ką jūs darot žingsnelis po žingsnelio. Realu tai, kad jūs galite išlaisvinti save labiau, pradedant netgi nuo to, kad nebedėvit liemenėlės, jūsų keičiasi požiūris į savo kūną, keičiasi požiūris į kitų moterų kūnus, nes labai irgi tas toks, žinai, kritika, aha, jinai be liemenėlės, o jinai visai be krūtinės, o jos kokia didelė krūtinė ir taip toliau. Ir tos kritikos po truputėlį gali mažėti, atsirasti daugiau supratingumo. Kai jūs labiau suprantate kitą žmogų, nesvarbu, jūs paslaugą teiksit ar kažkokią tai prekę norėsite kažkam tai parduoti. Aišku, čia geriausiai, kai jūs parduodate gerybinę prasme, tai kas iš tiesų žmogui reikalinga, o ne tiesiog kišimo būdu. Tai labiau galima suprasti, kokia problema pas tą žmogų ir jam padėti. Empatija yra numeris 1 bet kuriam darbe. Išjausti, pajausti, žinai,
kaip elgtis, nesvarbu, net jeigu buhalterinį darbą žmogus dirba su skaičiukais, tai ten irgi galima išvelgti ir tam tikrų kūrybinių tokių momentų ir atradimų. Jo, matai, darbas su žmonėm, kaip tu ir sakai, jis yra iš tiesų pats sunkiausias, nes ir man pačiai tai būdavo, ir daug žmonių, vat, su kuriais dirbu, moterį, pavyzdžiui, sako, net kitos negali plėsti savo, ne tik, kad negali, nenori plėsti savo veiklos, nes reikės samdyti kitus žmonės. Ir kitus žmonės, tai reiškia, reikės komunikuoti ir sako, tiesiog nenoriu komunikuoti, noriu pati viena, nu, bet aišku, tada dažnai veikla negali labai smarkiai išsiplėsti taip, kaip norėtųsi. Mastais, tai taip, su žmonėm darbas yra sunkiausias ir stovyklų rengimas taip pat yra, žinau, labai sunkus darbas, nes pati prieš kelis metus pradėjau rengti, dabar šiuo metu nedarau, nes iš tiesų tai yra labai labai sunku ir darbas su žmonėm, va, kaip tu sakai, žinai, per tą vieną savaitgalį, kiek tu atiduodi, kiek tu energetiškai išsibarstai save, kiek reikia laiko, kad tu save atstatytum. Ir kaip aš sakau, bent mano atvejais, tai net finansinė grąža, jinai nėra, nu, jinai nėra, neatperka net to, kad tu ten praktiškai atiduodi. Bet, žinai, Edita, labiausiai turbūt didžiausias dalykas, ką gauni, aš taip įsivaizduoju, iš stovyklų ir iš moterų, ką moteris kalba, pavyzdžiui, turi tokių pasidalinimų, kur moteris, nu, vat, visiškai, vat, kaip aš dabar pasidalinau, ar ne, pas mane tikrai dideli pokyčiai vyko ir tai susiję būtent su šitos energijos išlaisvinimu. Dar ko aš irgi nepaminėjau, pas mane atsirado kūrybos, nes aš anksčiau buhalteriją, okei, aš ten kurdavau, aišku, ten reikėdavo žmonės samdyti, reikėdavo ten kažką sugalvoti, bet aš niekada negalvojau, kad aš, pavyzdžiui, rašysiu taip, kaip aš dabar rašau. Pas mane ateina tokie flow, aš rašau tokius postus, aš knygą ruošiuosi rašyti, tiesiog nes man yra didelis poreikis išrašyti, kas pas mane tenais vyksta ar vyko ir taip toliau, ar ne. Tai be galo išlaisvėja kūryba ir kaip tu sakai, tas potencialas, jisai irgi atsidarinėja. Tai va dėl ko aš moteris noriu skatinti ir skatinu tai savipriežiūrai. Ir savipriežiūra tai visų pirma yra tas savęs prižiūrėjimas, kaip aš sakau, ne į brangias atostogas bėgti, ne dirbti ir paskui bėgti. Ne, tau kitą kartą nereikia labai daug, tau tai reikia, va, nuvažiuoti, ten tegul būna į vieną stovyklą, aš Edita reklamuoju ar nereklamuoju, tebūnie, žinai, nuvažiuoti stovyklą ir paskui praktikuoti kas rytą po valandą ar po pusę valandos. Ir tu gali tokius pasiekti, tokį malonumą, tokį gyvenimo džiaugsmą ir savo veikloje bebūnant daryti kažkokias mažas korekcijas, nes pas tave ateis daugiau tos energijos, tos kūrybos, ateis visai kitas antplūdis, tu pradėsi mąstyti kitaip ir automatiškai tu iš savo veiklos galėsi padaryti labai, nu, kažkokius tai fainus pokyčius, ar ne, kurie tau pasitenkinimą. Tai pavyzdžiui, be to, dar aš paskui irgi paminėsiu, kaip mamą savo pamokinau šitų pratimų daryti ir aš papasakosiu irgi, kas vyko. Tai ką moteris sako, vat, pavyzdžiui, jeigu moteris pabūna pas tave stovykloje ir praktikuoja, tai kas pas jas vyksta? Kadangi aš vat, jau porą metų vedu ir onlininius užsiėmimus online DAO rate, tai ten yra tokių, kur ilgą laiką lanko ir metus ir du, o kai kurios ten keli mėnesiam prisijungia, tai labai įdomu išgirsti tą ilgalaikį atgalinį ryšį. Tai daugelis sako, kad įgauna daugiau ramybės, sako, vat, yra didelis kontrastas, pavyzdžiui, vakaras ar diena buvo sunki, jinai grįžo namo su įtampomis, konfliktai šeimoje. Ir bats atsigula ant kilimėlio, padaryti praktiką kartu. Ir sako, žinai, sako, aš kitas žmogus. Sakau, ten buvo kažkas juoda, o dabar taip šviesu, ramu, galva nustoja skaudėti. Jaučiu daugiau šilumos kūne, jaučiu harmoniją. Dažnai sako, kad jaučia tą seksualinės energijos šilumą cirkuliuojančią po visą kūną, kad dažniau nori intimumo su savo partneriu, kur jau ten buvo praretėję į 2 kartus metuose, kad malonumo sritis pasižadina, kad nebegalėdavo patirti orgazmo, paskui tie orgazmai sugrįžo ir jie daug stipresni negu kad buvo. Kita pasakoja, kad šlapimo nelaikymo bėdą išsprendė, tai jos buvo akcentas.
kitai buvo prolapsas, kai iškrenta gimda ir netgi makšties sienelės atsistojus iškrisdavo ir buvo paskirta operacija ir sakė, nu, kitų variantų nėra, tave jau operuosim. Nu, ir jinai ėmėsi nefrito kiaušinio praktikos, po 2 mėnesių gydytojai buvo nustebę ir jai atidėjo kelis kartus, kol galų gale visai atšaukė tą operaciją ir jos net neprireikė. Tai mane visos tos istorijos džiugina, jos unikalios, jų daug, kas būna raštu pasidalina, stengiuosi kaupti į tokį kaip archyvą savo puslapyje, gydomoji tavo meilė, ten atskiras skiltis, atsiliepimai, tai aš jau ten bandžiau ir sustruktūruotas atsiliepimus ir pabraukti raudonai kai kuriuos, nes jų daug ir jie skirtingi. O šiandien viena moteris man sako, kodėl tu nekalbi tiek daug apie menopauzę? Sako, man šita praktika labai padėjo susibalansuoti menopauzės laikotarpiu. Sako, gaila, kad anksčiau neatradau šitų praktikų ir sako, vat, man sako, tai buvo svarbiausia. Tai pavyzdžiui, mokslinis tyrimas, kada buvo prieš kelis metus mano daryta apie skausmingas mėnesinės, tai ten buvo labai ženklus pokytis, kur statistiškai reikšmingus pokyčius aš turiu užfiksuotus tą mokslinę prasme, nes žmonėms, žinai, atsiliepimai yra, tai gal čia tik tai jinai protų savo dirbo ir kažkokie protiniai pokyčiai vyko ir čia jinai labiau atsipalaidavo ir todėl taip atsitiko. Bet, kada skausmas buvo, o paskui skausmo nebėra, kada skausmas buvo 10-metį ir jinai kiekvieną mėnesį visada turėjo nuskausminamųjų savo rankinėje, o paskui staiga jų nebereikia, net praėjus ten metam po tų praktikų, net paskui nebedarant, sako, man iki šiol nereikia tų nuskausminamųjų. Tai man tos istorijos yra labai labai įkvepiančios, mane skatinančios ir toliau dalintis. Be abejo, normalu, kad kažkas supranta, kažkas nesupranta, kažkam tai yra svetima, kažkam suprantama yra tik tai, kas paremta skaičiais, tai vat dėl to man ir norėjosi ir tą mokslinį tyrimą atlikti. Bet iš mūsų pajautimo galima labai irgi daug ką suvokti, išjausti. Aš turiu omeny, kad apie psichosomatiką vis daugiau kalbama, kaip mūsų mintys nusėda į mūsų fizinį kūną. Daugiausia pilvo sritis, todėl daug kas turi problemų su žarnynu, su virškinimu, su tuštinimuose, ir mūsų dubens sritis pas moteris. Tai vat visos mūsų emocijos čia nusėda. Ir atrodytų, kitą kartą darom ten kokį juoko cigūną, pavyzdžiui, dėmesys į dubens sritį arba ten savimasažą ir moteris sako, parėjo kažkoks graudulys, sako, kažką išverkiau ir sako, toks palengvėjimas, kokio nejaučiau kelis metus. Ir dažnai tai gali būti netgi per tokią vidinę transformaciją su ašarom, su paleidimu ir jauti, kad kažką paleidžiau. Ir tai tie vidiniai emociniai blokai, jie daug kokios turi reikšmės. Tiek santykiuose su vyrais, būna, sako, niekaip neatsiranda partneris, esu vieniša, kame reikalas. Pradeda krapštyti viską iš savęs lauk ir tada jau, tai čia gali būti su kuom susiję. Arba tiesiog net nesupranta, kas su kuo susiję, bet mato, kad po kelių metų kardinalus pokytis ir jau žmogus yra kitoks, negu jis buvo. Aš esu kitokia, negu buvau prieš 10 metų ir daugiau, kada šitos praktikos atėjo į mano gyvenimą. Ten buvo vienokia Edita, visiškai kitokia, mano akim žiūrint, išoriškai, panaši. Tik tai tokia visą laiką liūdna ir susiraukusi visose nuotraukose. Bet dabartinė Edita, jinai kitokia, aš savo vidum kitokia esu. Ir aš manau, kad tas vidinis išsilaisvinimas, jis yra vienas iš tokių raktų, balanso ieškojimas. Dao yra apie balansą, yin ir yang balansą. Ir kaip tu paminėjai, pavyzdžiui, apie verslės moteris, kur paslaugų verslas, pavyzdžiui, ir ateina, kaip sakei, laikas samdyti darbuotojus ir jinai mėtosi samdyti ar nesamdyti. Nebūtinai to reikia. Aš irgi dalyvauju verslių moterių bendruomenėse ir periodiškai vis būna sutinku tokių, kurios perėjo į solo verslą, iš tokio verslo, kur jinai turėjo 10 samdomų darbuotojų ir jinai pavargo, nesuprato, kad tai yra tiesiog tas pinigų darimas, jinai turėjo didesnį uždarbį, bet daugiau malonumo turi dabar.
teikdama programavimo paslaugą, žinai, ten websaitų kūrimą individualiai. Sako, vat man fainai, sako, aš turiu saujelę klientų, man užtenka, taip pajamos yra mažesnės negu kai turėjo jinai įmonę, bet jinai yra tada balansė. Tai vat, manau, mūsų šiandienos pokalbis viena iš potemių yra eiti maksimaliai į savo balansą, nesivaikant kažko tai, kad turi būti. Kiti žmonės, jie gali įkvėpti, vat, mes su tavim galim įkvėpti mūsų žiūrovės, mūsų laisvumu, mūsų galbūt tokių ne per griežtų požiūrių, bet tuo pačiu niekam nereikia nieko mėgdžioti. Kiekvienas turi savo individualų kelią, jisai gali būti visiškai kitoks, bet kas liečia va, tą ypač seksualinę energiją, net ir mažyčiai pokyčiai šitoj srity gali įnešti didelių pokyčių visam mūsų gyvenime. Čia kaip tas drugelio sparno plastelėjimas. Žinai, tu čia labai tokius akcentus susakei, balansas. Pas mane visur viskas yra apie balansą, negana to, kad aš buvus buhalterė ar ne, kad pas mane yra subalansuotas verslas, mano autorinė programa subalansuoti finansai iššūkį. Aš nuolat kalbu apie balansą ir aš kalbu apie tas vyriškas energijas veikloje ir moterišką, ne, tą. Ir labai patiko, kad tu paminėjai tą moterį, kuri va irgi kaip tik susimažino veiklą, nes aš kai norėjau rinktis savo nišą, va su kokio moterim dirbti, tai galvoju, ar man eiti į tą, kur geriau nori, jau uždirbo tam tikrą sumas pinigų ir jau pasistatė didelius verslus ir kaip tik nori susimažinti ir patirti daugiau tokios laisvės ar ne savo, nes tai yra irgi labai tokia sudėtingas procesas. Aš tai pati padariau, man buvo 40, kai aš pardaviau tikrai pelningą verslą ir žmonės galvoja, kad aš, kaip kurie galvoja, kad man kažkas galbūt negerai. Tik tais mažai kas supranta, ką reiškia laisvė ir ką reiškia autentiškumas ir ką reiškia būti gyvam ir gyventi šitoje žemėje ir jaustis gyvam, o neįkalintam kažkokių tais normų, standartų, pirkinių ir nesibaigiančių norų. Tai čia yra tokie didžiuliai dalykai ir aš kiekvieną kartą savo dėkoju, kad aš tai padariau. Aš labai dažnai galvodavau, ar aš nesigailėsiu, kaip čia bus. Bet tuo metu man aišku to reikėjo ir žodžiu, ką noriu pasakyti, matau moteris, kurios ir savo veikloje, kai buvau buhalterė, aš dirbau su daug smulkių verslų. Ir aš tuo metu jau su jais bendravau, mačiau, kaip jos, žinai, pradėjo veiklas ir jie ir jos pradėjo veiklas ir uždirbo daug ir visiškai irgi nusivarė. Ir kaip matau, žmonės uždirba, net nemato, kad jie plečiasi, jie dirba daugiau, bet jie neuždirba daugiau. Ir žinai, aš kaip buhalterė, ten va jūsų ataskaitos, va ten kalbu, ir žmonės negirdi, antiek yra daug nesąmoningumo iš inercijos, žmonės gyvena iš inercijos, mažai kas sustoja ir pagalvoja, dabar jau yra daugiau žmonių, kurie sustoja ir okei, tai kur aš čia, tai kiek aš čia ruošiuosi gyventi, 100 metų, 200 metų, žinai, ką aš noriu su savo gyvenimu padaryti. Tai aš atsimenu savo tuo metu, tai aš pasakiau taip, sakau, aš atvažiavau į Angliją, kad ten užsidirbti ant kažko, tai aš sakau, užsidirbau ir ant to ir daug daugiau, va dabar aš noriu kitaip, žinai, pagyventi, pasižiūrėti, kad būtų tas balansas, nes aš tikrai per 20 metų, tai aš sakau, kitą kartą aš nugyvenau 3 žmonių gyvenimus, tiek, kiek aš padariau, ten ir veikla, ir vaikai, ir taip toliau. Tai va dabar laikas man sustoti ir dažnai žmonės šito nesuvokia, kad tai kur tas balansas? Ir tas balansas yra visų pirma prasideda nuo tavęs pačios, ko tu pati nori, žinai, ir tie standartai, tos prabanga ar brangios atostogos, ar kaip tu sakai, aukštakulniai, jie tiek sistemos yra įvaryti į galvas, kad žmonėm yra sunku tai paleisti. Ta prasme, jiems sunku tai yra paleisti. Ir balansas, aš manau, visų pirma prasideda nuo mūsų vidinio to noro. Aš noriu pagyventi, aš noriu pasijausti energingai ir gerai. Ir kas man labai patiko irgi iš šito, ką pas tave dariau, aišku, aš tai dariau dar ir kitur, ir kitokiomis metodikomis, tai yra būtent emocijos, kai mes susipažįstame pagaliau su savo emocijom, nes vaikystėje mūsų galbūt to nemokino, nes ir mūsų tėvų niekas nemokino, ir čia iš vis emocijos vos nenaujas dalykas, žinai, kad jas reikia jausti, ir jas reikia išjausti, ir jas reikia išreikšti, ir paleisti, ir taip toliau. Tai man labai patiko emocijų visas šitas susipažinimas su jom, priėmimas jų, išbuvimas, kaip jie susitvarkyti ir su 6 šitų garsų meditacija. Ir būdavo, kaip tu pasakoji, kaip ta kita klientė, taip ir aš būdavo kartais
nu taip blogai jaučiuosi, nu taip negerai, nu viduj ten viskas, kažkas visiškai negatyvios emocijos ir galvoju, einu darysiu Editos meditaciją. Ir sunku prisiversti, nes aš žinau, kad valandą, žinau, kad reikia nurimti, žinai, ir galvoju, ir sunku, ir tai, ir eini per negaliu, ir pasidarai, ir galvoju, Dieve, tu švenčiausias. Bet kiek te reikia ten tos 40-30 minučių, o dauguma ką daro? Dauguma vyną geria, kitaip ieško nusiraminimo, ar ne taip emocijose. Bet kiek mes galime daug pakeisti savo gyvenime, kaip mes susipažįstam ir pradedam valdyti pagaliau savo emocijas. Tai yra kažkas neįkainuojamo, čia yra tokie dalykai, kur net nežinau, kaip nusakyti tam, kuris dar to nedaro. Ir sakau, va, šito pokalbio visa intencija buvo, kad kuo daugiau moterų išgirstų ir suprastų, kad pats laikas išeiti iš standartų, nusimesti, tegul ne liemenėlės, jeigu nenori liemenėlę nusimesti, bet tiesiog išeiti iš tam tikrų standartų. Nes irgi dirbant su privačiom klientėm pastebiu, kad, pavyzdžiui, žinai, atrodo tokios paprastos situacijos, gal mums jau jos net nebūtų situacija, žinai, kaip ten, pavyzdžiui, ribų brėžimas arba klientam pasakymas, ne, arba kai su tavim kažkas ten nesiskaito, žinai, pas mus jau gal net tai net nevyktų, ar ne, bet dauguma žmonių dar gyvena tame ir ypatingai veiklose, kai nori įtikti, nori patikti ir turi būti pripažintos ir turi kalbėti atitinkamai ir turi elgtis atitinkamai ir paskui kyla tos negatyvios emocijos ir negali jų suvaldyti. Tai žodžiu, kad tą, ką Edita daro, jos praktikos ne tik, kad išlaisvina seksualinę energiją, kuri duoda daugiau kūrybos, duoda grožį, duoda atsipalaidavimą, daugiau malonumo, išmoksti valdyti savo emocijas. Ir tai yra, aš nežinau net kaip čia įvardinti, kas tai yra. Tai ir ką dar norėjau pasakyti irgi apie energiją, aš atsimenu, mano mama, jeigu žiūrėsiu irgi šitą laivą, tai ir tarp kitko, aš tavo šitas praktikas pramankštą, aš visą laiką vesdavau savo stovyklose, tai aš jau tavo autorinį darbą paėmiau, ar ten man teko čijos, nežinau, bet aš pramankštą visą laiką pravesdavau prieš šokius, mes darydavom šokius irgi, emocijų paleidimui, tai aš pravesdavau pirmą pramankštą, nes man tavo, nu ne tavo, bet tavo stovyklo išmokta pramankšta yra numeris 1 ir nesvarbu, jeigu aš nedarau nieko, nesportuoju, pavyzdžiui, ten kelias dienas kažkokios aktyvios veiklos nedarau, pramankštas aš būtinai turiu pasidaryti kartais ir dienos metu, nes visų pirma, tai aš gaunu daugiau energijos. Ir atsimenu, kaip mama prieš kokius tos 4-5 metus labai dar prieš COVID labai blogai jautėsi ir jai koja, paskui jie operavo koją, bet jinai labai labai blogai jautėsi. Ir aš jau kažkaip norėjau mamai padėti, aš sakau, mamai, ateik, darysim mankštą, žinai. Ir aš jai tą pramankštą mes padarėm, jau nesimenu, kaip vadinasi, žodžiu, pakvepavom ten gerai, auginiai. Tai mama sako, žinai, buvo visiškai be energijos ten dieną prieš tai sako, tą dieną ir namus visus pas mane sutvarkė ir dar nubėgo, sako, į šopingą, tarsi energijos antplūdis. Žmogus net negali pagalvoti, iš kur pas mane yra tiek energijos ir jinai pas mus yra realiai. Jinai tik yra uždaryta, jinai yra užblokuota. Ją reikia tiesiog išleisti. Tai man šitos praktikos ir tavo, ką tu darai, tai yra visiška gyvybė, visiškas gyvenimas, visiškas pasitenkinimas ir išjautimas. Vat nežinau, ką, žinai, kaip kiti atsiliepia, bet aš tai taip matau. Ir tai yra kažkas tai nepakartojama. Dabar galvoju, kokį klausimą užduoti, nes pas mane klausimų tai buvo daug. Edita, ką tu patartum moteriai, kur yra veikloje, nes pati esi veikli ir, kaip ir sakai, susistigavus, turi online parduotuvės, darai kažką, kas tau labai širdžiai gera. Ką tu patartum veikliai moteriai, kuri šiai dienai turi savo veiklą, gal net visą verslą, ar ne? Ir, žinai, yra pavargus, pervargus. Ir jinai... bet jinai sako, aš neturiu laiko. Aš neturiu laiko eiti tokias stovyklas. Aš neturiu laiko čia kas valandą praktikuoti. Ką tu jai patartum? Poilsis yra daug svarbiau negu nuolatinis veikimas. Ir netgi jeigu jinai nuspręs tiesiog savaitgaliui nieko neveikti, atsiskirti nuo šeimos rūpesčių, nuo darbinių rūpesčių, aišku, priklausomai nuo to, kiek ir keliese gyvena, galbūt jinai tiesiog
į kokį draugės vasarnamį išvažiuos ir pati viena atbus visą savaitgalį savo tyloj, savo mintise, jinai jau gali labai labai daug pasikrauti. Mes pavargstam nuo bendravimo su kitais žmonėmis, tame tarpe ir su vyru, ir su vaikais. Moteris bendraudamas pavargsta, jos niekada to nepasakys, bet natūralu, kad mes esam kažkokiam tai savo ritme tada, kuris visą laiką kažkiek tai yra trikdomas kitų žmonių norų ir bendravimo. Kai tuo tarpu, kai mes pabūnam šiek tiek savo atskirti, ta atskirtis gali, sakau, būti visokia. Bet idealu tai būtų vasaros metas, kažkoks tai ten, blogiausiu atveju palapinė prie ežero, geriausių kažkoks tai namelis ant ežero kranto, gerai būtų netgi, kad be interneto ir tiesiog pabūt su knyga, pabraidyti, paplaukioti, vanduo labai gerai padeda apvalyti ir gerai išsiilsėti, miegoti labai ilgai tiek, kiek norisi, nes aš irgi pastebėjau, kol žmogus yra tame strese, jisai pripratęs yra anksčiau keltis, aš matau netgi savo stovyklose, žinai, suvažiuoja penktadienį, šeštadienio rytą, pradeda nuo 6 baldėti, supranti, ten daug kas vaikščioti, kas ilgai mėgsta miegoti, aišku, jau pamiega iki 8, bet kada jau ateina sekmadienio rytas, tai tokių, kurios ten 6 rytą keltųsi ir bildėtų, sumažėja iki 1-2, todėl kad visi eina jau į atsipalaidavimą. Tai tas atsipalaidavimas yra numeris 1. Skirti laiko savo. Laikas savo gali būti, kaip ir sakau, nuo iki, bet jūsų turi niekas netrikdyti. Tai kas prisibijo galbūt tos vienatvės ir nori to tokio palaikymo, tai stovyklos yra geras formatas tuo, kad moteris tada būna be vaikų, be vyro, be mamos, be uošvienės, be jokių reguliavimų, būni savo, su moterų bendryje, kurios turi panašių iššūkių, panašių istorijų. Ir iš pradžių, kai jos atvažiuoja, visos sako, ne, čia tikriausiai gal čia man netiks, gal čia mano istorija tokia anokia, paskui girdi, kad ir pas kitą, ir pas trečią kažkas panašaus ir eina labiau atsipalaidavimą. Tai aš rekomenduoju pradėti nuo mažų žingsnelių, nuo tylos, nuo pabuvimo savo, nuo kad ir ten 10 minučių meditacijų, galit kažkokias variacijas YouTube susirasti. Aš esu labiau už tokias energetinės praktikas, kurios į gilį veda, bet, žinai, žmogui reikia čia ir dabar, nuo kažko pradėti. Tai galit nuo to ir pradėti, ką aš paminėjau, ir aš manau, kad mūsų pokalbis, kurį manau, kad jau dabar apibendriname, jis galėjo ir įkvėpti tam, kad pažvelgti šiek tiek kitaip į save, į savo vidų, o ko aš noriu, kas esu ta autentiška aš, ar tai man primesti norai, visuomenės, šeimos, draugų primesti norai, ar tai iš tiesų yra mano norai, ką aš noriu daryti, veikti, kaip praleisti dieną ir taip toliau. Ir kai mes maksimaliai įsiklausom į save, mes labai daug pasikraunam energijos, pasikraunam vidinės jėgos, iš kurios mes paskui galim kažką gražaus kurti. Jo, tai ačiū, kad tu taip apie autentiškumą pakalbėjai ir, žinai, iš karto man, kol tu kalbėjai, man atėjo tokia mintis, pasidalinti su tom, kurios žiūri, ar ne, mes išmokstame per gyvenimą savo, mes tiek susikuriam arba priimam kitų mums primestų standartus, ar ne, ir kai mums kažkas nutinka, kai mes papuolam į tam tikras situacijas, kur, pavyzdžiui, mes turim dirbti, ten kaip tokios išlikimo sąlygos atsiranda, ne, mes išmokstame, lietuviškai dabar net nežinau kaip pasakyti, mes turime tokį coping mechanism, pas mus atsiranda. Reiškia, jeigu mumis įmesti tam tikrą situaciją, mes prisitaikome prie jos, ir mes jau po to, kad ir situacijos nėra, tarkim, vyktų karas ir karo metu kažką reikėtų daryti ir paskui karas pasibaigia, mums jau nebereikia to daryti, bet mes jau įpratome ir mes tame gyvename. Geriau tada pasakysiu ne apie karą, bet pasakysiu, pavyzdžiui, visi žino, žinai, tokį dalyką, ateinat į patalpą, kur smirda. Pavyzdžiui, ateinat, kur smirda, tegul tai būna tualetas ar kažkur tai kitur, ir jūs ten turite ilgesnį laiką praleisti. Ir kas atsitinka? Iš pradžių jums smirda.
Iš pradžių ir taip, bet, nu, ten, pavyzdžiui, jūs turit būti, ten kažkas vyksta, gal kažkokiam renginį nusmirda. Ir jūs ten būnat. Ir po kurio laiko jūs nebejaučiat kvapo. Jūs nebejaučiat kvapo, nes jūs tiesiog įeinat į tą, jūs prisitaikot prie to ir jums viskas pasidaro ok. Jūs Kaip ir prie liemenėlės pripratina mumis. Taip taip. pat. Ir jūs taip išeinat iš tos patalpos, sugrįžtat ir jūs tada vėl smirda. Bet jeigu jūs neišeinat iš tos patalpos, jūs taip ir nežinosit, kad jūs esate jau tame smirda, nes jūs, jeigu ten esat jau mėnesiais arba metais, jūs pamiršot. Ir dėl ko aš dabar taip atsiminiau šitą, nes mums tai buvo šį kartą, kai kėlėmės keltų, labai papuolė nemalonus kvapas. Tiesiog buvo ir koridoriui kvapas, ir kajutėj, bet, nu, toks nemalonus kvapas. Ir aš galvoju, nu, ir žinai, čia, kai sakoma, čia ne viešbutis, čia nepaimsi, neišvažiuosi į kitą, žinai, viešbutis, jau tu čia plauki laive ir, nu, žodžiu, tokia situacija, galvoju, nu, okei, mes čia kažkaip atbūsim. Ir taip nemalonu, taip atsigulėm ir šitas kvapas, ir aš taip jautri tiem kvapam, žinai, ir paskiau, nu ką, jau po poros valandų, nu, jau nebejaučiu to kvapo. Dar ten turėjo kažkiek laiko viskas, kaip ir turi būti. Tai reiškia mūsų coping mechanizmai. Ir moteris, kurios, vat, žiūri ir girdė, dažnai, pavyzdžiui, gali sakyti, man tai viskas gerai. Aš tai tai aš ten biški pastresuoju, bet aš ten paskiau atsigaunu. Ir aš, kai matau tokius dalykus, ir kaip, pavyzdžiui, aš pažįstu arba matau ir sutinku daugybę moterų. Ir kaip aš matau, kad jos yra pervargę, aš matau, kad jos yra be energijos, bet, kaip sakoma, dar įsispraudžia į tuos aukštakulnius, užsideda tuos rūbus ir dar, žinai, nu, ta prasme, ir tada aš galvoju, ant kiek žmogus nejaučia. Nu, nejaučia, kur yra, nes jau turbūt, nebežino galbūt, kaip dar gali būti. Turbūt giliai širdies gilumoje žino, nes jeigu, pavyzdžiui, va šitą pokalbį žiūri, tai greičiausiai kažką žino, ar ne, kažkur nuojauta turi, kad gali būti gyvenime kitaip ir aš galiu tai turėti. Bet jo, mano žinutė moterims yra irgi apibendrinimui, kad visų pirma, reikia žiūrėti savęs ir kaip žinai, tos tokios, jau sakysim, nuvalkėtos frazės, mylėti save, čia yra tokia sunki ganėtinai frazė, čia va taip neatsitinka, man tai užtruko labai labai daug metų iki to daryti. Ir nors ant savęs leisdavau daug pinigų, važinėdavau po prabangias vietas, tai čia, kaip ir sakyčiau, meilė savo, bet tai buvo net nieko panašaus į meilę savo. Dabar aš myliu save. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti moterim, perduoti apie autentiškumą, kad žvelkite save, eikit gilin, raskit laiko savo. Jeigu nestovyklose, tai kaip Edita sakė, atsiskirkit, išvažiuokit nuo šeimų, nuo vaikų, pabūkit vienos, nes vienomoje ateina energetiškai atsiskiriat nuo aplinkos, jeigu dar šalį kitą išvažiuojate viena, tai iš viso energetiškai gali labai daug kas pasikeisti ir tiesiog išgirsti save ir eiti gilyn į savo autentiškumą, kur jūs galėtumėt gyventi savo sukurtose standartuose arba prisitaikyti prie jau sukurtų standartų tuo met, kai jums patogu. Pavyzdžiui, man dabar makiažą aš pasidariau, nes taip reikia, aš einu video skambutį, patogu, aš jį pasidarau. Bet šiaip mane labai sunku pamatyti su makiažu, ar ne? Tai reiškia, aš nesispraudžiu į rėmus, kad visiems galbūt ir gražu, man pačiai yra geriau be jo, kaip ir be liemenėlės. Tai va, tai visas moteris kviečiu žvelgti giliau į save, užsimti savipriežiūrą, kuri tikrai nekainuoja daug, jinai tikrai realiai nieko nekainuoja, savipriežiūra, ir tai yra miegas, tai yra kažkokios mankštos, tai yra praktikos, savo seksualinės energijos išlaisvinimas. Ir dar mes turim 3 minutės, Edita, noriu tavęs paklausti. Žinai, kai aš vedžiau kažkietą, tai stovyklą esu padariusi, tai man labai dėkodavo ir paskui bilietus yra nupirkę net moterų vyrai, nes vyrai labai džiaugdavosi, kai moteris grįždavo iš tokių stovyklų. Tai mano stovyklos tai ne tokios kaip tavo, ten pas tavai iš vis rimtos praktikos, su mane truputėlį kitaip su coachingu, bet vis tiek moteris grįždavo išlaisvėję. Tai vyram, žinai, visai fainai. Kaip pas tave? Ar yra taip, kad vyrai džiaugiasi, kai moteris išvažiuoja pas tave? Tikrai taip. Būna, kad man ir parašo, sako, laukiu ir aš stovyklos, ir mano vyras laukia, kad aš išvažiuosiu į stovyklą. Būna, kad savo moterim padovanoja, tai būna tokie, žinai, įdomų virsmą gali stebėti. Atvažiuoja penktadienį, nežinau, kur aš čia atvažiavau, mane čia vyras atsiuntė, sėdi tokia, žinai, maždaug, apie ką, o Jėzus Marija, ką mes čia darysim, tai kur iš čia mane atsiuntė, maždaug tokiam stiliui. Ateina sekmadienis, atsisveikinimo ratas,
kaip buvo gerai, kaip buvo fainai, kaip aš džiaugiuosi, kad aš čia pakliuvau, nu pati nebūčiau dasigalvojus, dėkinga vyro ir taip toliau. Tai labai įdomu matyti tas vidinės transformacijas, kurios dar kartą tik tai rodo mūsų tą šabloninį mąstymą. Ir aš esu už to tokio požiūrio, kad labai daug kam gyvenime sakyti taip. Lina parašė, darom laivą, taip. Ar dar kažkas, tai žinai, ateina į gyvenimą kažkokie tai dalykai ir nu, maksimaliai stengiuosi visur sakyti taip, nes niekada nežinai, kur tave tai nuves, o kaip dažnai būna žmonės nedrąsus. Ai, tai gal ne, į kažkokį renginį pakvietė, nu, tai gal neįsiu, gal aš čia laiko neturiu, žinai, kad ir ten koks valandėlės renginys. Ne, aš jeigu tik įmanoma, nueisiu, nes tai yra fainai, galbūt aš kažką tai iš ten išsinešiu, kažkokią tai pažintį vertingą, kažkokią patirtį ir šito pokalbio aš irgi išsinešiau gražių dalykų. Jo, ir kai tu sakai irgi apie renginius, aš atsimenu ir pati kaip saviugdoj daug labai jau metų buvau prabuvusi ir jau man sunku suprasti dabar, pavyzdžiui, moterį ar žmogų, kuris niekur nesusijęs su saviugda, dažnai nedalyvauja jokiuose renginiuose, man jau sunku, bet dar, nu, taip maždaug bandau įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, nes kažkuri vieną kartą irgi vienoje anketoje moteris parašė, kad, sako, bijau medituoti, bijau eiti kažkokius va tokius va renginius ar vietas, kad neišplaukčiau, kad, žinai, stogas nenuvažiuotų, kad aš nepradėčiau ten kažkur plaukioti. Tai yra pa žmogų tokia baimė, nes kol mes esam standarte rėmose, kol mes esam sistemoje, tai dar čia yra kaip ir saugu, žinai. Bet jeigu aš biški koją iškišiu kitur ir nusimesiu liemenėlę, arba nusimesiu kitaip, pradėsiu su savo klientais komunikuoti, arba savo balsą iš vis pradėsiu rodyti socialinį erdvį, pasakysiu, kas man rūpi, tai žinai, nu čia jau gali būti negerai. Tai vat, norėčiau padrąsinti tuos, kurie dar taip galvoja, arba galvoja, žinai, ten kitą kartą visokių ten tų pavadinimų apie visokius renginius pasako tie, kurie nedalyvauja niekur, ar ne, tai aš vadinu saviugdą ir nesaviugdą. Tai tiesiog irgi, kaip sakai, žinai, būti drąsesniem, priimti gyvenimą tokį, kad, wow, kažkas įdomaus vyks, aš naisiu, pasižiūrėsiu, pasimatuosiu, galų gale man tiks, netiks, pabandysiu pavaikščioti be liemenėlės, gal man visai nepatiks, gal man ten 100 kartų labiau patiko su to liemenėlė ir aš su ją vaikščiosiu ir ačiū. Ir nes viskas yra gerai, ne, visokių mūsų reikia. Tai va, tai mano irgi atsisveikinimo žodis, tai visų pirma, tai padėka tau, Edita, kad tai darai, tokią veiklą, taip vedi ir prisidėjai prie mano kelio, tikrai labai smarkiai, taip kaip šiandien aš jaučiuosi ir kaip atrodo ir kaip gyvenu. Tai ir tikrai norėčiau, kad kuo daugiau moterų tai patirtų ir vyrų, nes, žinau, ir tavo vyras veda stovyklas, tai tiesiog, kad žmonės išlaisvėtų ir tiesiog pajaustų gyvybę, gyvybišką energiją ir atsirastų daugiau kūrybos, malonumo ir pasitenkinimo. Tai ačiū tau labai už pokalbį ir tebūnie taip. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Gerai, gražaus vakaro ir ačiū tam, kas klausėte.